Klausimas dabar apie egregorius. Tai, sakykime, dabar yra netgi patobulintas egregorų supratimas ir pavadintas švytuoklė. Nes anksčiau mes žinojom, kad egregoras tai yra tiesiog tam tikras lygtais energoinformacinis darinys arba kažkokia tai energija, psichika, kaip savarankiškas vienetas, tiesiog kažkoks tai darinys gyvenantis, neaišku kokiam matavime ir jis energetiškai jungiantis kažkokį tai įvykį ar kažkokių tai būtybių, sakykime, substancija. Pavyzdžiui, yra miško egregoras, tai reiškia, yra visų medžių, visų augalų energetinis atstovaujamasis vienetas, kuris ten apibendrina jų energijas. Dabar, sakykime, yra žmonių egregoras, yra religijų egregorai, kurie pjaunasi. Taip kitko, iš tų pjautinių, kas išeina, sakykime, Jurgos Ivanauskaitės mirtis, vienas iš variantų buvo, kodėl ta pasekmė, jos, sakykime, kažkokie tai sveikatos sutrikimai, sakykime, tai buvo pasekmė dėl to, kad jie pabandė pakeisti religijas. Ir dėl egregorų kovos įvyko, sakykime, fizinio kūno sunaikinimas. Dabar, sakykime, tos darinius, kaip egregoras, jie gali būti patys įvairiausi. Sakykime, kas įdomiausia, kad Vadimas Zelandas, jisai patobulino egregoro suvokimą, todėl, kad jis pavadinimas švytuoklėmis. Nes sako, koks skirtumas, iš kurios pusės švytuoklė arba supynė sukti, ar iš kairės ar dešinės. Taigi pasirodo, kad tas pats egregoras yra, pavyzdžiui, pas komunistus ir antikomunistus, pas globalistus, antiglobalistus, pas vagis ir policininkus. Žodžiu, jeigu tu kovoji prieš ar už kažką, tai tu iš tikrųjų tarnauji tam pačiam energetiniam dariniui, kurį, kaip minėjau, buvo pavadinta švytuoklė arba to pačiu egregoru. Tai va šitie energetiniai daliniai, jie laikui bėgant pasidaro vieni iš jų pakankamai pikti, kabutėse, kiti mažiau, sakykime, agresyvūs, bet jie visi gyvena iš pasekėjų energijos. Tai reiškia, jie patampa lygtais energetiniais vampyrais, kurie daugiau ar mažiau žmogaus vis tik tai ima tą energiją kaip mokestį už pagalbą jam. Nes įsivaizduokit, kad jums kažkas atsitinka, taip, egregoras pagelbs jums tada, kai jums labai blogai. Jis jums tada duoda energijos, bet po to jūs kaip kažkokiam draudimo agentui arba už kažkokį podusą sumokat pastovų po to mokestį, kad ir nedidelį, bet egregoras, jeigu jūs jam priklausot, kažkokiu tai būdu ten prisijungit, pavyzdžiui, per religiją, jūs mokat pastovų mokestį. Ir kaip tik būtent egregoras pasikrauna dar ir iš naujų narių. Dėl to mes matom, kad vyksta tie vadinamieji religiniai karai, religinių pagrindų, nes viskas vyksta dėl įtakos zonų, dėl naujų pasekėjų. Ir būtent, jeigu jūs norit atsikabinti arba išeiti iš egregorų įtakos, žmogui tiesiog tenka sustoti, veltis į visokias kovas, į visokias aiškinimusis, į visus karus. Jeigu jūs norite, sakykime, palikti, sakykime, politikos egregorą, tai atsisakot visų partijų ir visų kovos veiksmų. Jeigu norite atsisakyti religinių egregorų, tai tenka atsisakyti tų tradicinių religijų. Jeigu, sakykime, jūs galų gale tenais vyras kovoja su uošviene arba žmona su Anyta, taigi vėlgi jūs tarnaujate tam pačiam šeimyniniam egregorui, kuris tiesiog minta to jūsų energetiką, o jūs nuo šito karo tik tai silpstate. Tai yra abiem pusėm kenkia.
kenksminga. Taip, kad atsisakė kažkokios aktyvios kovos ir visą tai, sakykime, pavertę kažkokiais išmintingais arba meilę pagrįstais santykiais, jūs išvengsite egregorų arba švytuoklių, taip vadinamų, maitinimo ir tiesiog pagerės jūsų gyvenimo